Jokiais būdais neimk jokių narkotikų. Tikėjimas, kad reperiškai apsirengsi ateis, tai man teks būt MC. McDonald's. Sveiki, judam į gal maždaug į sezono pabaigą. Vasarą su kuo geriausiai įdėt, tai su OG Version arba su Kevin Durant. Irgi gerai įdėt, bet Jau senas. rašėmės jam e-mail kevindurant7@gmail.com. Atrašė, kad pervestum 700 eurų pervedėm ir nebeatrašė. Gal užsiejom su tais savo krepšiniais ir panašiai. Tai gal atrašęs. Šiaip aš galvoju, kaip... Nenori aš būt. Aš galvoju, kaip tavi pristatyt, kokį tavo profesiją, ar reperis, ar hiphoperis, ar poetas, ar Eminemas, ar dainininkas, šiaip. Gal tiesiog Dominikas. Dominikas. Tiesiog atėjo Dominikas. Kas šiaip naujo gyvenime, nes aš nemeluosiu, aš nuo Flying Saucer Gang laikų nieko nesidomėjau, kas vyks, gal kas nors pikantiško įvyko. Tau sustojo laikas po to laiko. Sustojo man ar kažkas pikantiško, ar česnakinė. Miks. Įvyko seniai. Viskas. Per mažai laiko. Ne. Kaip manai, kiek čia laiko atgal buvo? 8 metai. 9. Gal 7. Ne, jeigu šiaip kažkokie klausimai nepatinka, tipo, aš galiu duot tokį, galim sutartinį ženklų susitart, tipo, pistoletą galiu duot, bet mes neturėjom pinigų ant pistoleto. Tai tiesiog šitą parodyt šitą pistoletus ir aš išsigasiu, kad blogas klausimas. Ne. Šiaip pas draugelį liko pistoletas, nes jisai nusišovė. Rusišką ruletę žaidė. Čia kazino kažkokį? Jo, metė į ruletę pistoletą ir šovėm gal tai. Taip, gal, nežinau, kažkaip. Galiu valgyti, jeigu nori surėmę. Gali nuo mėgstamiausio pradėti? Tavo aguonas patinka? Aguona? Jo. Kaip augalas ar kaip konceptas? Kaip narkotika. Ar kažkaip dar nebandžiau kaip narkotika. Nesigirdėjęs? Sveikat. Dabar klausiau naujausių gabalų ir komentarai buvo, kad geriausia kūryba gimsta iš skausmo. Ar čia yra teisybė? Bet ne iš fizinio. Ne iš fizinio. Nes aš galvoju, ir gal gerų bairių man kils, bet nesibandžiau ir Pabandyk įsiskirti. Gal kokį bairį sugalvosi gerą. ne, gerai, normalių klausimų apie kūrybą. Kaip galim įkvėpimo dainom. Įkvėpimo kaip galim dainom sukurt. Nori sukurti dainą? Nu, tarkim, jo.
kaip man gal, kaip man bitų sugalvot, kaip man žodžius sugalvot, kaip sujungti viską. Pavadinimus sugalvot. Nežinau, turi gimti su tam jaučiu. Turi mokėti jau tai. Žalvoju. Bet viskas įmanoma šiais laikais. Nemanai? Gali kryptis. Reiks pagalbos. Gal dar galim kreiptis dėl svorio numetimo. Kiek nori numest? Bent jau tramų kilo, kad sverčiau 8. Nenori skleisti, kiek aš sveriu. Čia nuo surelių taip? Čia jau antras filmavimus ir mes 100% keičiam surelių. Tai jo, buvo. Ir aš dar su pusryčiai šiandien. Tai Matau, dažnai filmuoja. Tas matosi. mes vadinam tą sezonu, bet čia yra savaitės darbas. Okay. Kiek matosi, aš net klausimų neišmokau. Okay. Ne, gerai, aš tavi, realiai mes susipažinom nuo tavo karjeros pradžios. Tu kai SoundCloud'e darai. Aš atsimenu, kad mes labai senai pažįstam. Tu man dar sintai gabalą, sakai, o kaip tau šitas gabalas. Yra taip, ne, buvo? Dar SoundCloud'e viskas vykdo veiksmus jis. Ar, man atrodo, aš randu panašumų su Kanye West. Tavi. Kad užsidarai studijai, kad bandai kažkokias inovacijas daryti muzikai, pats viską darai, kuri. Nu, kaip pasakyti. Ne visada, bet ir ne Kanye irgi ne visada. Nu, bet... Dėl inovacijos pritariu, bet dėl kitų dalykų aš nežinau, ar tu matei paskutinius jo remus. Ne, aš norėjau follow-up klausimus buvo, kad planuoji naciu tapti, kad būtum 100% Kanye West. Aš nenoriu būti Kanye West. Nenoriu. Jo, nes blogai yra būti naciu. Bet jeigu jam gerai. Kiek ilgiausiai esi buvęs studijoje išsidarius? Gal virš paros. Virš paro. Ir jau per visą tą parą iškepėt albumų? Ne. Kaip geriausiai vienam, ar, pavyzdžiui, ateina koks Pro Flames ar Furito ir visi pakrentat, o davai kuriam muziką, repuojam apie nusikaltimus. Visaip, žinau. Visai. Sveiki, šiandien lankomės ICM Solutions office. Jie įdarbina žmonės logistikos rytėje Belgijoje, Nyderlanduose. Jie daro gerą darbą, duoda darbą žmonėm, bet susilaukia komentarų tam tikrų internete ir eisim pažiūrėti, kaip atrankų specialistas reaguoja į tos komentarus. Įdomu jų reakcija. Tai einam. Sveiki. Sveiki, ko galim padėti? Atėjom komentarų paskaityti. Kokių komentarų? Komentarų. Ai, komentarų. Domina, kur vakare. Šudalimalė. Jie siūlo net Wi-Fi, kuriuo neįmanoma naudotis, nes kažkas pastoji pornografiją siunčia ir viskas stringa. Iš šikną už tie gali varyti savam šaldytuvį. Tai kaip jūs reaguojate tokius komentarus?
O kaip jūs reaguotumėte į tokius komentarus? Nu, kaip čia pasakys. Nesirink neaiškių kontorų su paslėptais mokesčiais. Rinkis ICM Solutions, patikimas partneris, kuris rūpinsis jumis visą laiką bei suteiks nemokamą gyvendinimą užsienyje. Taip pat jokių paslėptų mokesčių ir nemokamas pervežimas į užsienį nuo durų iki durų. Mūsų žuvis, aš nežinau, ar žiūrėjai, bet yra visada žuvies klausimas. Šitą žuvis išmeta klausimų. Lašiša vardas, su ilgai, bet čia ne lašiša. Čia gal ešerys, nežinau. Ir mes paskaitom ir mes nekontroliuojam. Gali būti nesąmoningas, gali būti žaidus. Nežinau. Pažiūrėk, man neįstrigo aguona kokia. Ne? Būtų juokinga. Būčiau išėmęs. Sveikas, Audžiai Veršiam. Ar negalvoji vėl sukurt grupės? Jei taip, turiu pavadinimu šviesoforai, nes eismą reguliuojam mes. Gal bairis būtų. Tik tu labiau žinai, kam šitas pavadinimas. Stano Zvonkui ten tiems. Tai ten čirinam. Čilinom ir mes. Jam pat Zvonkai tiktų, nes jis nupisa šviesoforą nesenai. Nu, sakau, što sakau. Būtų bif su šviesoforai grupė. Aš neturiu dainų, jeigu kurtumėt apie šviesoforą. Nu. O, varomės per raudoną. Skubame užkast lavoną. Mergitų ne geltoną. Geriausiu atveju tuoną. Žalia, žalia, žalia. Paėmęs piniginę jaučiu aš galę. Galėsi atsiųsti arba iškirpti. Tik nesakyk, kad tu parašy. Reikia, kad aš būčiau čia parašęs. Tavo balsą geriau skambėtų. Nemoka šitą balsą. Beveik papininkė gavus balsą. Kaip manai, ar gali Lietuvoje būti normali reperė, kaip užsienio? Agresyvi. Aš manau, dabar daug agresyvių yra. Negirdėjai? Nes tu vos kažką padarai, iškart straipsnis Audžiai Veršiam susimušė su gerbėjais ar ką nors. Labai sunku. Esu susimušęs. Užsienis šaudo vieną kitus. Bet ne fanas. Vien fanas, kitų konkurentų gali būti. Labai, bet ką. Tu gali per dieną pasiekti kažkiek tiek. Ar turi omeny konkurentas Nu, gatvėj? Esi kam nors trenkėsi galvą. Tursi susimušę. aišku, ne savo amžiaus žmogui, ne savo sudėjimui, bet Silpnesnė. buvo labai užpisa 14 metų gal mergaitė. Ir pasakiau, tu užpisa ir atėjo jos tėvus ir pasau. O tėvai buvo 18. Kažkaip, net nežinau. Čia Palangoj? Jo, Šventoji. Sakykite, kas jūs atvedė pas mane? Nutiko toks dalykas užsienį, apie kurį nemalonu šnekėt. Ne, tai sakykite, todėl ir susirinkome čia. Aš atskridau į užsienį ir buvau pasimetęs, nes naują vietą ir ieškojau interneto, kaip parašyti artimiesiam, kad esu saugus. Prie manęs prie du nepažįstami vyrai. Nuėmė dangtelį ir įdėjo savo SIM kortelę.
Aš nežinau, ką man daryti, kad taip nepasikartotų. Labai paprasta. Jeigu nenorit permokyti už internetą, atsisiųskit seilio programėlę, įveskit kodą jaukus ir gausit interneto domenų nebrangiai. Ir jūsų neapgaus, nereiks tų senų kartelių kišti ir nesijausite išnaudojamas. Ačiū, gerai, kad kreipiausi, jūs profesionalas, daugiau manęs niekas neapgaus. Tai seansas baigtas iš jūsų 70 eurų. Tai tu nesi blogasis atlikėjas, blogasis reperis, gerasis labiau. Visaip gali būti. Visaip. Šiandien. Nes paleidot gerųjų bakterijų gėrimų gėris. Tai čia kaip ir gerasis reperis. Bet žinai, follow-upai būna. Mm. Koks galėtų būti gėrio pusbrolis. Arba brolis. Blogis su šūdais gėrimų. Ir mežalai šūdai. Spermų gal. Trikubas kombo toks. Kur gali komplektų pirkti. Kaip tu nori šiandien jaustis, gerai ar blogai. Tai išgeri arba gerai, arba blogai. Ar tiesiog jaustis ir dar vandens pridėti. Manau, šitą Maybachas galėtų paleisti. Tai jam čia kasdien. Norėjom pasikės Maybachą, bet neišeina kamerų tualetę sustatyti, kad galėtų valgyti šūdus. Tai dar mėgstu lyginti su selu, ar labai pyks. Bent jau anksčiau mėgau. Man jis visai malodės, ką žinau. Nu, muzika patinka. Visokių dainų yra. Tau patinka? Jo muzika? Gal nežinau. Gal pati pirmą dainą patiko. Kuri čia buvo? Kašio fanatas. Kokia tau mano daina patinka? Aš žinau, kokį nepatinka. Da. Tas su Soliariu. Bet aš žinau, visi daro klaidų. Tai. Ar yra toks kaip visas žanras muzikos, kuris tau nepatiktų ir visiškai nežinau, man džiaz nepatinka. Nepatinka? Ta, metalas gal. Noise. Noizas. Bet aš neheitinu. Mm. Neišytų man klausyti. Nu, sunkiai klausyti. Noizas čia. Labai turi būti tylus žmogus. Nu, čia realiai beveik kaip žemaitų kūryba, irgi noizas. Bet patinka žmonėm. Liaudiškų tarmiškų žodžių kratinys. Noizas. Mhm. Ne, gerai, apie muziką. Ne, man šnekėt. Man. Galima apie gyvenimą. Ar nepradėjai dar Tinderį naudot? Tikriausiai šiaip sunku būtų pradėti, nes galvot, kad fake profilis. O, čia jaudžiai nuotraukų išsidėjai. Tikrai tai būtų. Bet tu gerai taip užmąstęs esi. Nes man irgi būdavo, kad kai aš naudojau, sakydavau, čia fake. Čia tikrai negali būti. Čia fake žilius tipo. Čia tikrai negali būti Starošaitė. Maišydavo mums labai. Tu gali pasakyti taip arba ne.
Mhm. Jau Ar antrą su- pistoletą. Ar ne? Taip, išklausyk variantų. Ar suvaibintumėt Ireną Starošaitę? Čia nes Žilvinas. Maišau. Tau Gali būt, kad žiūrėtum ją ir matytum mano veidą. Ir atvirkščiai. Gerai, Vita Žyba. nesukalbėjo. Ne. Vitalija Katanskytė, jei būtų gyva. 100%. Nicki Minaj, tai tikriausiai. Taip. Vitalija Katanskytė, jeigu negyva. Kaip dabar ir yra. Šiaip esi smaližiautais. Pat sureliai tavo pirmus pasirinkimus. Mm. Man patinka, bet nėra čia to, kur patinka nykštuko. O kodėl nėra nykštuko pas tave? Nebuvo pirkta. Nebuvo? Arba buvo 3 centais brangesnis. Mm. Tai toks mėgstamiausias. Aš galvoju, jo surelis tą. Jo surelis galvoju mėgstamiausias, nes jo. Aš kai neapsprendžiu, kokią surelę noriu, aš pasiemu taip, tarkim, paimk kažkiek surelių ir tiesiog padarai tokį masį. Mhm. Ir gauni vieną tokį rolą. Ir nereiks spręsti ir sukt galvos. Mhm. Viską paragauji ir paprasčiau gyventi. Tai gali atsidėti į ką? Išsinešimą. Ja. O gal reperiam labiau patinka jogurtas, nes jogurtas. Jo. Nepaisant ir kartas. O kokią parduotuvę patik turėtų? Šilas. Ar čia? Žinai, čia. Čia ne iš ten perkasi surelė. Ne, čia iš Lidlo. Jei galėtum nušauti vieną žmogų, kurį pasirinktum. Arba gerai, į teismą gali paduoti. Jeigu būtų susišaudimas, ką pasirinktum kaip savo priešą. Tas, kur viešbučių sugalvoja čekinus ir čekautus laikus. Žinai? Ir reikia papildomai sumokėti, jei nori vėliau išsičekauti. Šiaip. Tai čia žinai, kas? Kas čia toks? Nežinai. Čekas. Kas čia? Čekas. Iš Čekijos. Čekas iš Čekijos. Ok. Ar aš galėčiau išgyventi Šilainius? Toks va. Toks, koks esi dabar. Mhm. Drąsiai. Ar būtumėm draugais, jeigu tam pačiam rajone gyventumėm Šilainės? Ką reiktų pakeisti? Gal. Tai nežinau, žinai. Gal iš kur
giminė visą to. Tai biškai vis tiek turi ką nevesti panašumų. Tai nelabai tau džydai. Aš buvau Šilainis ir čia į pabaigą jau einam. Buvau Šilainis ir man šuo suspardė visom 4 kojom. Nepasisekė. Čia fun fact, nebuvau šito išsirašęs. Gerai, pabaigai mes visada dovanų duodam. Tai kadangi reperiai mėgsta auksą, visi reperiai fleksins auksą, tai mes turim auksą jungti, auksą laidą. Tai bet aš nukarpiau auksą, nes aš pats žydas ir man irgi auksas patinka. Tai tiesiog kabelis, nežinau. Ten su muzika dirbi kažkur panaudosi, ten studijai. Vis tiek tie laidai pasimet, prilituosi kažką. Tai šiandien pas mumis buvo Dominikas, dar žinomas OG Version. Subscribe, like, share, comment ir susitiksim. Nesusitiksim, tiesiog kitą epizodą pamatysit. Jokiais būdais neimk jokių narkotikų.